Labą dieną, kompiuterį. Kodėl tu taip garsiai ūži? Gal galima tyliau? Ko gero ne. Bent jau kol kas. Taigi, sveiki visi, čia ir vėl Vytautas ir šiandien aš bandysiu padaryti savo kompiuterį tylesniu. Taigi, nežinau ar išeis ar neišeis, bet pabandyti verta. Taigi, traukiame kompiuterį lauk ir pabandysime jį nutylinti. Taigi, pirmas dalykas būtų išsiaiškinti, koks yra tas triukšmas. Taigi, parsisiunčiau šiokį tokį appsą, Sound Meter, ir dabar su juo pabandysiu pamatuoti savo kambario triukšmą, šiuo atveju tylą, kaip tylu yra mano kambaryje prieš tai, kai pamatuosiu, koks garsus yra mano kompiuteris, ir tada galėsiu palyginti po pakeitimų, taip pat kaip tylu bus, ar bus tyliau, ar bus garsiau, ar nieks nepasikeis mano kambaryje. Taigi dabar pabandysiu nusistatyti, kaip tylu yra mano kompiuteryje, ir šis appsas nėra idealus, nes viskas labai priklauso nuo jūsų telefonų ir telefono mikrofonų, bet šiokia tokia idėja, kaip garsas pasikeis mano kambaryje po ir prieš, turėtų to užtekti. Taigi dabar pabandysiu pabūti labai tyliai ir pažiūrėti, ant kiek nusistovės šis garso testas, kai kompiuteris yra išjungtas. Taigi matome, nusistovėjo kažkur ties 22, 21, 23, kažkas tam tarpe. Taigi dabar belieka įjungti kompiuterį ir padaryti lygiai tą patį testą. Taip pat darysiu dar kelis temperatūros testus. Noriu pažiūrėti, ar uždengus tam tikras ventiliacijos angas mano kompiuterio temperatūra padidės ar ne. Taigi dabar turiu, kai yra kompiuteris išjungtas, testą. Dabar belieka įjungti kompiuterį ir pažiūrėti, koks bus to pačio appso rezultatas. Taigi palaukime, kol kompiuteris pilnai užsikraus. Na ir dabar pabandykime padaryti tą patį testą ir pamatuoti, koks triukšmo lygis yra kambaryje, kai kompiuteris yra įjungtas. Taigi matome, kad jisai yra aukštesnis be abejo, ir dabar patylėsiu ir pažiūrėkime, ant kokio lygio nusistovės šis triukšmas. Taigi matome 32, 33, gan neblogas rezultatas, 10 decibelų daugiau. Ko gero, jeigu čia decibelus matuoja. Taigi, tarkime, kol kas, kad tebūnėja 10 decibelų, 21, 22, 32, 33, 10, 11 decibelų. Ir dabar ką? Pabandysiu padaryti pakeitimus savo kompiuteryje, bet prieš juos darant aš noriu pamatuoti temperatūras, kai kompiuteris yra apkrautas, kai yra apkrautas procesorius ir kai yra apkrauta vaizdo plokštė. Ką man to reikia, tai aš planuoju uždengti štai šias ventiliacijos angas viršuje, gale nieko nedengsiu, ir pakeisti galinį ir priekinį ventiliatorius, ir dėl to aš noriu pažiūrėti, ar šių angų ir ventiliatoriaus pakeitimas kiek nors įtakos aušinimą garso, ne garso, vaizdo plokštės ir procesoriaus. Taigi dabar atliksiu stres testus ir pažiūrėsiu, ant kiek kokios temperatūros yra prieš testą ir kokios temperatūros nusistovės testo metu. Taigi, keliaujame į... Taigi dabar turiu porą programėlių, MSI Afterburnerį ir Geeks 3D Formarką. Ir dabar pabandysiu padaryti iš pradžių procesoriaus testą. Galime Windows Task Managerį taip pat atsidaryti. Performance tabas ir matome procesoriaus naudojimą.
Ok, taigi turiu dabar atsidaręs visas šias programas, procesoriaus temperatūrą matuosiu su MSI Afterburneriu, taip pat turiu atsidaręs Windows Task Managerį, kur matysiu, kiek yra apkrautas procesorius, taigi dabar apie 13%, ir taip pat padarysiu grafinės kortos testą. Taigi, šiuos stres testus darysiu su FurMark programa, GPU stress test ir temperatūrą matysiu štai ant čia, taip pat ant čia irgi matysiu. Taigi, paleidžiame CPU burnerį, threadai, taigi 4 korai pas mane yra procesoriui, taigi pasiliekame 4 ir start. Ir dabar turėtume pamatyti, kad temperatūra pradės kilti, taigi ko gero dabar yra 38 laipsniai. Ok, taigi visų pirma reikia susirasti teisingą grafą. Čia matome yra GPU, grafikos korta, ir buvo minimali 35, maksimali ko gero dabar šiuo atveju 39, 38. Na ir pavažiavus žemyn matome yra procesoriaus temperatūros visų 4 threadų. Taigi, matome buvo 34, 31, 32, 34, tarkime apie 33 laipsnius, kai procesorius nieko neveikia. Ir dabar matome, šiek tiek palaukime ir pažiūrėkime, kur nusistovės ši procesorius temperatūra. Taigi 68 laipsniai kol kas maksimali. Ok, taigi galime drąsiai teikti, kad ši temperatūra nusistovėjo ties 68-67 laipsniais. Tarkime 68 laipsniai, taigi, kai nieko procesorius nedaro, temperatūra yra apie 35. Išjungkime šį testą ir pažiūrėkime dar kartą, bet jinai yra apie 33. 34. Ko gero reikės gan ilgai dabar laukti, kol temperatūra sugrįš į normalią, nes procesorius turi būti pilnai ataušintas. Ko gero 33 buvo gera startinė pozicija, taigi aš ją ir paliksiu 33 startinė, kai procesorius nieko neveikia, ir 68 maksimali. Taigi dabar grafikos procesorių taip pat padarysime. Dabar matome jo temperatūra yra grafikos kortos 38 laipsniai. Ir paleiskime GPU stress testą. Ir pažiūrėkime dabar, kaip kils temperatūra. Taigi GPU iš karto šauna į 100%. Ir pažiūrėkime ties, kur nusistovės mūsų temperatūra. Taigi 38, 39 laipsniai, kai GPU nieko nedaro. Na ir ko gero mūsų testas dabar nusistovėjo ties 67 laipsniais. Taigi matome viršai netgi yra grafą. Numeriukai minimalius 35, maksimalus 68. Taigi lygiai toks pats kaip ir procesoriaus, lygiai tokia pati kaip ir procesoriaus temperatūra. Įdomu. Matome procesoriaus buvo 68, 70, 68. 9, taigi vidutiniškai, ko gero, tarkime 68. Ir minimali 34, 31, 32. Taigi prieš tai sakiau 33. Taip ir palikime. Ir GPU minimali 35.
69 laipsniai. Gerai. GPU maksimalus 69 laipsniai. Ir minimalus buvo, kaip pažiūrėjau, 38. 35 ko gero buvo tik įjungus kompiuterį. Taigi anuliuokime šį ir paliekime 38. Taigi, galutinis rezultatas 38 iki 69 GPU užkyla, iki 70 užkyla. Ir procesorius 33 maždaug iki 68 irgi užkyla. Taip, taigi turime savo temperatūras, turime savo garso normas ir dabar laikas patiuninti savo kompiuterį, taigi tuninkime. Taigi dabar visų pirma reikia išsiaiškinti, kas mūsų kompiuteryje kelia tuos garsus. Taigi, šaltinis numeris 1 yra ventiliatoriai. Aš dabar turiu Corsairo ventiliatorius su ledais, bet juos pakeisiu. Taigi bus pakeistas šis galinis ir priekinis ventiliatorius. Taigi ventiliatoriai būna kur? Dažniausiai bus ant procesoriaus ventiliatorius, bus gale, jeigu instaliuojate, ir bus priekyje ventiliatoriai. Mano atveju aš turiu 2, vienas spalvotas ir vienas prie pompos. Taigi čia yra ventiliatorius. Ir kas dar, tai yra, matome, čia yra vandens žarnos ir čia yra vandens varymo pompa. Taigi jeigu turite vandens aušintuvą, šis taip pat kelia šiokį tokį triukšmą. Ir dar vienas ventiliatorius ant grafikos kortos. Taigi, jau turime 1, 2, 3, 4, 5 ventiliatorius. Taip pat ventiliatorius yra ir maitinimo šaltinyje, taigi 6 ventiliatorius. Dar viena pompa, taigi 7 garso šaltiniai. Ir taip pat turime kietuosius diskus. Kietieji diskai, jie nekelia labai daug triukšmo. Jeigu turite SSD, jie iš viso jokio triukšmo nekelia, bet paprasti senesni kietieji diskai, jie kels šiokį tokį triukšmą, taigi taip pat triukšmo šaltinis, bet aš šiuo atveju su kietaisiais diskais nieko nedarysiu daugiau, koncentruosiuosi į garso izoliavimą ir ventiliatorių keitimą. Taigi, mano planas yra, turime čia visus dalykėlius, pakeisti 2 ventiliatorius, taigi turiu vieną Noctua. Šie Noctua ventiliatoriai turėtų būti, pagal idėją, yra labiausiai geriami ir žmonės sako, kad yra patys tyliausi ventiliatoriai ir patys kokybiškiausi. Taip pat, ko gero, patys brangiausi irgi. Turiu dar vieną pigesnį Arctic ventiliatorių. Pas mane yra Arctic ventiliatorius ant procesoriaus ir jisai yra gan tylus, taigi išbandysime ir šį ventiliatorių. Ne visi ventiliatoriai skleis vienodą garsą ir taip pat priklauso nuo ventiliatoriaus sukimosi greičio. Taigi vėlgi, jeigu turite labai tylų ventiliatorių, jisai ne visada bus labai tylus, nes, tarkime, jeigu jisai suksis maksimaliom apsukom, jisai bus šiek tiek garsesnis. Taigi vėlgi priklauso nuo kompiuterio konfiguracijos. Na ir ką dar turiu, tai štai tokias gumytės, tokias gumytės ir jos yra specialiai pritaikytos sumažinti vibracijas. Jų pagalba pritvirtinsiu ventiliatorius prie korpuso ir kadangi jie yra guminės, jos mažina vibracijas. Taigi patys ventiliatoriai besisukdami skleidžia vibracijas, kaip ir kietieji diskai. Ir tada tos vibracijos sukelia papildomą garsą. Taip pat gali būti svarbu, ant kur jūsų kompiuteris stovi, taigi galima šias kojeles pakeisti į gumines ir galbūt šiek tiek sumažės garsas taip pat. Na ir pagrindinis dalykas tai yra štai šis PaxMate. Štai ši medžiaga įklota į vidurį korpuso turėtų sugerti didžiąją dalį kompiuterio skleidžiamo garso. Taigi kietieji diskai, ventiliatoriai ir visos kitos judančios dalys, kurios skleidžia garsą. Šių kilimėlių pagalba, kuriuos įklijuosiu į vidurį korpuso, tai turėtų būti
tas garsas sugertas ir kompiuteris turėtų tapti daug tylesnis. Ok, taigi belieka viską dabar sudėti į vidurį ir pažiūrėti rezultatus. Ok, dabar iš pradžių, kaip atrodo ta akustinė medžiaga. Taigi labai paprasta medžiaga, minkšta, kaip šiokia tokia kempinė, kvapas kaip gumos. Ir iš apačios liuptukas ir jinai įsikliuoja į korpuso vidurį. Na ir ventiliatoriai, šis yra gan paprastas, kainas ir informaciją apie juos paliksiu šio video aprašyme. Taigi vienas ventiliatorius, kuris ateina tik su šiais varžtukais, na ir matome Noctua, jūs gaunate daug daugiau, gaunate šios guminius montavimo daiktus ir taip pat papildomus kabelius. Ir taip pat, jeigu norite metalinius varžtus, na ir patį ventiliatorių. Ok, dabar laikas išimti senus ventiliatorius lauk ir suinstaliuoti naujus ventiliatorius. Taigi dabar įmontuosiu šį faną, šis turėtų būti šiek tiek garsesnis negu Noctua, taigi dėsiu jį į galą. Ir kaip jį dabar reikia montuoti, kadangi jisai pūs orą iš vidaus į lauką, reikia žiūrėti štai šias rodyklės, kurios rodo, į kurią pusę yra pučiamas oras. Taigi bus pučiamas nuo manęs, taigi laukan. Ir kaip sukasi, taigi jisai suksis štai taip ir orą pūs lauk, taigi mes jį taip ir norime įmontuoti. Na ir taip pat šios gumytės, jos prasikiša iš lauko, ten pat kur ir varžtai, ir tada ant jų tiesiog užsimaus pats ventiliatorius, nežinau ar matosi, ko gero ne. Taigi dabar tas ventiliatorius užsidės ant šių gumyčių. Taigi montuojame. Pirmas ventiliatorius baigtas, gan neblogai šie gumukai prasimauna. Pro ten pat kaip ir kompiuterio, kaip ir varžtai, ir tada tiesiog prasiveria pro skylutes, kurios yra varžtam, ir tiesiog ištraukiame visą šitą gumą ir jinai gan gerai tvirtai laiko. Ir taip pat nereikia atsuktuvų. Taigi, vienas ventiliatorius įdėtas. Pabandykime montuoti trečią ventiliatorių, taip pat antrą ventiliatorių. Taip pat reikia nepamiršti pajungti savo ventiliatorius prie motininės plokštės. Taigi, kaip visada, problemos instaliuojant fanus, ventiliatorius šio kompiuterio priekyje, kadangi man reikia juos instaliuoti štai čia, į šias skylutes. Šis buvo įmontuotas kreivai, fanas ir radiatorius, kadangi jis yra per didelis, taigi šios negaliu naudoti. Ir šios visos yra per mažos. Bet visada nėra padėties be išeities ir pasidinti šias skylutes su paprastu atsuktuvu. Haha. Bilas Geitsas. Ok, reikės man dabar abiejų rankų, bet žodžiu, šias skylutes prasididinsiu ir tada galėsiu šį faną įmontuoti be vieno varžto, bet čia įdėsiu tiesiog ką nors minkštesnio, kad jisai nesiliestų su metalu, ir tai bus viskas iš ventiliatorių montavimo. Ir tada reikės tiesiog uždėti visą šią medžiagą ant korpuso. Gerai, kad man reikia tik tai 3. Taigi, ventiliatorius įmontuotas ir dabar ką dar Noctua duoda, tai jie duoda porą štai iš tokių montavimo antgalių. Ir ką jie priduoda, tai limituoja pačio ventiliatoriaus sukimosi greitį. Tai yra tiesiog paprasčiausios varžos, štai čia yra varža. Ir jinai neleidžia ventiliatoriui suktis daugiau negu
Taigi turime mėlyną ir juodą ir turime moleksinį adapterį. Taigi galime jungti iš karto prie motininės plokštės ir tada jisai suksis maksimaliom apsukom. Čia, jeigu neturite kaip pajungti jo prie motininės plokštės, man šio nereikia. Ir tada šie du antgaliai matome štai šiais šūdukais ant kabelio. Šis šūdukas yra vadinamas varža ir jie limituos. Taigi mėlynas limituos iki 9000 RPM, tai yra 900, ir juodas iki 1100. Taigi tiek apie Noctua. Šias varžas galime gauti atskirai. Nebūtina pirkti Noctua ventiliatorių, kad jas gauti. Jas galime nusipirkti ir atskirai prie pigesnių ventiliatorių. Na ir dabar pati akustinė medžiaga. Jinai atrodo gan paprastai, man atrodo, jos galima įsigyti pigiau negu štai ši speciali kabutėse akustinė medžiaga kompiuteriams. Tiesa, jinai turi šį lipnų galą, taigi ją labai lengva bus priklijuoti kur norime. Bet jinai, jeigu priartinus, štai tokia korėta medžiaga ir tiek. Taigi, ką aš dabar padarysiu, tai šią medžiagą užklijuosiu ant savo korpuso. Ją reikia klijuoti iš vidinės pusės, taigi užklijuosiu iš vieno šono, iš kito šono ir taip pat iš viršaus uždėsiu keletą juostų, kad neitų garsas į lauką. Iš priekio, ko gero, užklijuosiu tik tai čia, kur yra kietieji diskai. Na ir žinoma, ventiliatorius paliksiu taip, kaip yra, kad jie paimtų orą netrukdomai. Taigi, klijuojame. Na ką, klijavimas baigtas. Kadangi užklijau šią akustinę medžiagą, tai viduryje dabar nieko ir nebesimatys. Taigi, prieš pirkdami kompiuterį turite nuspręsti, kokio kompiuterio jūs norite. Ar norite, kad jisai būtų tylus ar gražus, kadangi abiejų nelabai eina padaryti. Jūs galite nusipirkti korpusą, kuris yra jau pritaikytas būti tylus ir jums nereikės klijuoti jokių medžiagų ir panašiai, bet ir tie korpusai visą laiką bus uždaryti, taigi viduryje nieko nesimatys. Nebus jokių panelių ir šviečiančių ledinių ventiliatorių priekyje. Na ką, ir ką aš dar padariau, taigi šonai, ši priekiniai paneliai, iš vidaus suklijavau tą medžiagą, viršuje užklijavau angas, šios gali paveikti šiek tiek temperatūrą kompiuterio, na ir čia šiek tiek dar tos medžiagos. Taigi, dabar belieka įjungti kompiuterį ir padaryti tuos pačius testus. Taigi, padarysiu garso testą ir temperatūrų testą ir pažiūrėsiu, ar iš viso šito kas nors gavosi, ar čia buvo tiesiog laiko švaistymas. Taigi, jungiame kompiuterį. Taigi, pagaliau viskas baigta. Tai nėra labai lengva, kaip atrodo. Tiesiog priklijuok kažkokią medžiagą iš vidaus kompiuterio, tiesiog kartais atrodo, kad neįmanoma, bet šiaip netai pavyko. Na ir ką, dabar vėl pasiruošęs, taigi kompiuteris lygiai toje pačioje pozicijoje ir mano telefonas irgi lygiai toje pačioje pozicijoje. Taigi, pažiūrėkime, tegul nusistovi garsas dabar tyloje. Mes prieš tai turėjome 21-22 ir įjungtas kompiuteris buvo 32-33. Taigi, pažiūrėkime, kiek dabar nusistovės ir tada įjunkime kompiuterį. Taigi, gan panašiai 21-23. Na ir dabar įjunkime kompiuterį ir tiesos akimirką, ar visas šitas darbas buvo perniek, ar mes vis dėlto kažką pasiekėme.
Na ką, rezultatai kalba patys už save. Taigi buvo 21, 22. Taip, buvo 21, 22 ir prieš šį testą. Ir buvo 32, 33 įjungus testą. $32, 33. What? Taigi, pasirodo, mes savo kompiuterio garsą sumažinome lygiai 0 decibelų. Na ką, regis, kad medžiaga ne ypač padeda. Šiaip pasakyčiau, kad kompiuteris galbūt kažkiek ir yra tylesnis, bet žinoma sunku palyginti, kai jisai ūžia visą laiką ir kai yra toksai didelis laiko tarpas tarp palyginimų. Galbūt labiau pastebėsiu, kai kompiuteris bus padėtas ten, kur ir prieš tai, po stalu. Bet, kągi, bent jau šis paprastas garso testas duoda mums identiškus rezultatus. Na ką, dabar persikelkime į kompiuterį ir pažiūrėkime, kokie yra temperatūrų rezultatai. Taigi, dabar grįžtame į kompiuterį ir pažiūrėkime, kokios mūsų temperatūros. Taigi, kompiuteris buvo įjungtas dabar kokią 10 minučių jau. Na ir ką, GPU po 38, dabar yra irgi 38, taigi pati temperatūra nepasikeitė, 38 ir CPU procesorius buvo 33, taigi pažiūrėkime. 30, kažkodėl viena ašis rodo 40, kita 36, 35, 37. Taigi minimali 33, 34, 38. Gan panašios. Procesoriaus tiesa pasakyčiau, kad šiek tiek laipsnių ar 2 didesnė temperatūra, bet tai gali būti dėl į kambario temperatūros, nors video korta aušinama lygiai taip pat. Taigi gali būti, kad viduje yra šiek tiek šilčiau. 1-2 laipsniais. 34-35 buvo, apie 34-33 man atrodo anksčiau. Taigi dabar padarykime CPU burner testą. Ir pažiūrėkime, iki kiek užkils maksimalią temperatūrą. Ir tada nereikės spėlioti, ar aušinamas procesorius geriau ar blogiau. Taigi buvo maksimalis 68 laipsniai. Na ir ką, regis, temperatūros nusistovėjo ir jos yra 67, 8, 9 kartais laipsniai. Taigi pasakyčiau, kad lygiai tokios pačios temperatūros maksimaliom apkrovom. Taigi pats procesorius yra aušinamas taip pat gerai. Pabandykime dabar GPU testą. Ir GPU užtruko šiek tiek ilgiau šis testas ir maksimali temperatūra buvo 70 laipsnių. Taigi, jeigu bent jau nepatylinome kompiuterio, tai bent jau nepabloginome pačių komponentų temperatūrų ir pačios aušinimo sistemos. Na ir taip pat, ką dar galiu paminėti, kol šis testas vis dar eina, tai kad tas rezistorius, kurį uždėjau ant Noctua ventiliatoriaus, jis ko gero yra reikalingas tik tada, kai naudojate malksinį adapterį, nes jungiant prie motininės plokštės jis
tas ventiliatorius galima jį reguliuoti iš pačios motininės plokštės. Žinoma, priklauso kokia yra jūsų motininė plokštė, bet naujos motininės plokštės jos visos leis jum kontroliuoti ventiliatorių greitį iš pačio kompiuterio ir jums nereikia jokių rezistorių. Taigi rezistoriai, ko gero, eina tik tai su moleksiniu adapteriu. Na ir kol šitas visas eina, aš galiu jums parodyti dar vieną programą, kaip reguliuoti pačius ventiliatorius ir jų greitį. Taigi galime į kompiuterį įdėti ventiliatorių reguliavimo fizinius mygtukus, rankenėlės, kurias galime sukioti ir reguliuoti pačių ventiliatorių greitį, kadangi kuo ventiliatorius greičiau suksis, tuo daugiau triukšmo jisai sukels. Ir taip pat, jeigu jūs turite gan neblogą motininę plokštę, viską galime daryti su motinės plokštės arba BIOS nustatymais, arba, kaip matome, šiuo atveju aš turiu programą A-Tuning, kadangi mano motinė plokštė yra ASRock, taigi su šia motinė plokštė yra duodama šiokios programos ir matome, nuėjus į Tools ir Fantastic Tuningą, galima čia reguliuoti, kaip greitai suksis jūsų ventiliatoriai. Taigi galime nustatyti procesoriaus ventiliatorius, kokia yra temperatūra ir kaip greitai jie suksis. Taigi galime pamažinti šiek tiek, tarkime, jeigu 30 laipsnių mes norime, kad jisai suktųsi lėčiau ir po to, kuo temperatūra aukštės, tuo greitės ir pačių ventiliatorių sukimosi greitis. Galime pasižaisti su šiais nustatymais ir tai turėtų padaryti jūsų kompiuterį šiek tiek tylesnį. Nežinau, ar dabar girdėjote, bet kai paspaudžiau Apply, kompiuteris šiek tiek nutilo. Taigi tai vienas iš būdų, kaip padaryti jūsų kompiuterį tylesniu, ko gero lengviausias būdas, nekišant rankų prie pačio kompiuterio, fizinio kompiuterio, tai tiesiog reguliuoti, kaip greitai sukasi jūsų ventiliatoriai. Taip pat yra SpeedFan programėlė, su kuria galime daryti panašius dalykus, bet ko gero geriausia naudoti, kas ateina su motininė plokštė. Na ką, dabar grįžkime į testą ir matome, kad temperatūra ko gero nusistojo ties 72 laipsniais. Taigi vėlgi regis, kad aušinimas suprastėjo, nes prieš tai aš buvau maksimaliai iki 70 laipsnių. Galbūt ši temperatūra dar priklauso nuo kambario temperatūros, nes kambario temperatūra tikrai pakilo, nes buvo uždaryti visi langai, taigi kambario temperatūra tikrai 2-3 laipsniais dabar yra didesnė. Taigi tai šiek tiek turės įtakos, bet manau, kad pati temperatūra pablogėjo, suinstaliavus visas šias izoliacinės medžiagas į vidurį kompiuterio, kadangi aplinkos temperatūra pakilo, taigi nieko nuostabaus, kad ir pačio kompiuterio temperatūra šiek tiek pakilo ir 1-2 laipsniai nėra tragedija. Išvados tokios, kad fail pačiam pasitylinti savo kompiuterį yra labai sunku, taigi geriausia iš karto pirkti dėžę, kuri bus tylesnė, iš karto pirkti gerus ventiliatorius, kurie yra tylūs ir tikėtis, kad jūsų kompiuteris bus tylus. Vienokio ar kitokio atveju jis skleis kažkiek garso ir norite ar nenorite, jūs jį girdėsite, nebent patį kompiuterį iškeltumėte kur nors į kitą kambarį, tada galbūt ir negirdėsite. Na ką, taigi išvados tokios, fail. Tikėkimės, kad kitas eksperimentas bus sėkmingesnis. Na ir su jumis kaip visada buvo Vytautas ir susimatysime kitame video. Taip pat nepamirškite palaikinti ir prenumeruoti, jeigu dar neprenumeruojate. Na ką, iki.